Na kągi, sveiki, čia vėl su jumis Taro kanalas su Sandra, kortų skaitymas su Sandra. Tema bus: nuo ko nepabėgsite. Nuo ko nepabėgsite. Pasižiūrėsime, ką mums kortos pasakys šį kartą. Nuo ko nepabėgsite. Kas nematėt mano praeitų video, visus sveikinu su pirma pavasario diena. Lai pavasaris neša mums džiaugsmą, ši diena atneša gėrį, džiaugsmą, šilumą, meilę, sveikatą. Na ką, mylėję, tai nuo ko nepabėgsite? Žinutė jums, nuo ko nepabėgsite. Darysim trupučiuką gal kitaip planuoju daryti, išdėti taip kortas, atraukti vieną, pasižiūrėsim, kaip bus mums taip. Nuo ko nepabėgsite. Pasižiūrėsim, kaip mums. Nuo ko nepabėgsite. Ačiū Jums už laikus, už patiktukus, ačiū už širdelių dėjimą TikTok'e, Instagram'e, už širdelių dėjimą, už Facebook'e, draugystę, ačiū visiems, draugams, pažįstamiems, giminėms, kas žiūrėsit mano video. Na kągi, nuo ko nepabėgsite, mylėję? Nuo ko mes nepabėgsime? Nuo ko nepabėgsite? Nuo ko nepabėgsite? Nuo karaliaus, materialaus, nuo verslo kažkas. Nuo ko nepabėgsite? Nuo moters šaltos, griežtos, kardų damos. Nuo moters šaltos, griežtos. Nuo ko nepabėgsite? Nuo naujos pradžios, galbūt pas kažką mokslai prasidės. Nuo mokslo nepabėgsite, naujos pradžios kūrimo. Nepabėgsite nuo paslaptinga moteris krenta žynė, galbūt tai nepabėgsite nuo ezoterinių dalykų, jeigu jūs veda likimas, nepabėgsite nuo magijos. Na kas dar? Nepabėgsite nuo darbo, kurį dirbate. Tai reiškia šidama lazdų darbą, darboholikė moteris, puikiai namų šeimininkė, nepabėgsite nuo namų šeimininkės darbų. Puikiai namų šeimininkė, tikrai jinai ne karjeros moteris, lazdų dama. Nuo ko dar nepabėgsite? Nuo moteris imperatorės, galbūt pas kažką ateina moteris su gėriu, su taika, su moteris su patirtim. Nepabėgsite nuo moters su patirtim, na ką, mylėję. Nuo ko dar nepabėgsite? Nepabėgsite nuo šanso. Jūs vis tiek dabar nematote šanso, jums ranka tiesiama. Nepabėgsite nuo šanso, kurį jums siūlo visata. Na kągi, kažkas nepabėgs nuo lazdų karaliaus, mums krito lazdų dama, kažkas nepabėgs nuo savo poros, galbūt laukia susiėjimas. Na, magas dugne, kažkas tai kurs pats savo likimą. Kortos net iškrito kortos laimė. Nepabėgsite nuo laimės, gėrio ir šviesos. Kažkas nuliūdęs, skurdas, nepasisekimas dar kol kas. Na kągi, nuo ko dar nepabėgsite? Nuo pradžios nepabėgsite, kortų dugne matome likimo ratą. Nuo likimo nepabėgsite. Nuo ko nepabėgsite, mėlyjeji? Žiūrim. Nuo ko nepabėgsite? Nuo atstumo krenta vežimas, nuo pamąstymo apie dvasinį materialų į pasaulį. Nepabėgsite nuo likimo, nuo pradžios. Ateina pas kažką pradžia nauja. Sena užsibaigė, ateina nauji dalykai. Nepabėgsite nuo moters. Monetų moteris. Puikiai moteris krenta nuo moters. Na, matom bokšto kortą, kažkas dar sunkumus išgyvens. Ir po visų šitų ateis nuostabi korta krenta. Šiluma, gėris, namai, jaukumas. Šventė. Nepabėgsite nuo šventės, na kągi, mylėji. Va toks buvo metimas, gal dar galiu ištraukti runą, nuo ko nepabėgsite. Ką mums pasakys runa? Nuo ko nepabėgsite? Na, runa, mums krenta plaktukas. Tai toks plaktukas, runa plaktukas mums
pranašauja. Štai. Runa plaktukas. Na kągi, plaktukas, runa sako taip. Gynyba, iššūkis, pavojus, apsauga, jėga. Vat toks mums tokios savybės krenta. Na kągi, mielieji. Vat taip, vat kas atpažinote save, kam rezonavo šis metimas kortų, na prašom dėti patiktukus, laikus, man bus malonu, aš tiesiog gyvavimui kanalą jūs padėsite, mielieji. Na, o kas dar galite ir mano kanalo aprašyme yra sąskaita nurodyta banko, galite prisidėti prie kanalo gyvavimo, aš su malonumu, kas 1 euru, kas 2 eurais, pirksime žvakyčių, pirksime įvairiausių dalykų, šviesai, gėriui, žmonėms padėti. Na, matysim, mielieji, jeigu jums patinka mano veikla, prašom, galite ir paremti, mielieji. Lauksiu jūsų patiktukų, širdelių, kas širdelėmis, patiktukais. Na, viso geriausio, mielieji. Dėkoju. Bučiuoju visus, apkabinu, myliu. Lekiam į nuostabią dieną.